Mačiau Hanumano Dharmos sprendimą, kai jis susidūrė su demonė Simhika. Šani periodo metu sunkumai ir kliūtys mums tampa neišvengiamais išbandymais. Šis epizodas moko bhaktas išminties, drąsos ir tvirto apsisprendimo. Simhika gaudanti šešėlį atnešė apgaulę, sakoma. Kai pavojus atpažintas, kova tampa dharma, sakoma. Tarnautojų ir išmintis ir jėga kartu padeda. Šiame Sundarakando epizode tiesa nugalėjo, sakoma. Simhika gaudanti šešėlį atnešė apgaulę, sakoma. Kai pavojus atpažintas, kova tampa dharma, sakoma. Tarnautojų ir išmintis ir jėga kartu padeda. Šiame Sundarakando epizode tiesa nugalėjo, sakoma. Kai jis sparčiai skrido dangaus platybėse, pastebėjo, kad jo šešėlis staiga sustojo, kilo abejonė. Jei kas kliudo tarnystės keliui, to negalima pakęsti, sakoma. Hanumanas tvirtą sprendimą priėmė, sakoma. Simhika gaudanti šešėlį atnešė apgaulę, sakoma. Kai pavojus atpažintas, kova tampa dharma, sakoma. Tarnautojų ir išmintis ir jėga kartu padeda. Šiame Sundarakando epizode tiesa nugalėjo, sakoma. Apgaulinga galia, kuriai nėra vietos nuolankumui, sakoma. Vienu smūgiu puikybė sugriuvo ir atėjo supratimas. Pašalinęs šešėlių iliuziją, jis kelią apvalė, sakoma. Šis epizodas rodo, kaip šani periode priimti dharmos sprendimą, sakoma. Simhika gaudanti šešėlį atnešė apgaulę, sakoma. Kai pavojus atpažintas, kova tampa dharma, sakoma. Tarnautojų ir išmintis ir jėga kartu padeda. Šiame Sundarakando epizode tiesa nugalėjo, sakoma. Ten, kur žinomas pavojus, būtina priimti dharmos sprendimą. Šani periodą susidurti su išbandymais. Tai pamoko.